Sveiki! Šios pamokos tema – krepšinis. Tikslas ir uždaviniai – tobulinti krepšinio žaidimo veiksmus. Parengiamoji pamokos dalis. Žaidžiamas žaidimas zoologijos sode. Vaikai laisvai išsiskirstę aikštelėje žaidžia imituodami įvairių žvėrelių judesius. Paskirti 2 ar 3 žaidėjai stebi ir po švilpuko pasako, kurie vaikai ką imitavo. Vėliau žaidėjai keičiasi vaidmenimis ir žaidimas tęsiamas. Pagrindinė pamokos dalis. Kartojamas persirikiavimas iš voros po 1 į vorą po 3 ar 4. Persirikiavimas iš eilės į vorą po 3 savarankiškai už paskirtų vedėjų. Mokytojas paskiria 3 vedėjus, už kurių tvarkingai turi išsirikiuoti į vorą kiti ir paaiškina, kad jis už 4-5 metrų atsistos nugarą į eilę, o mokiniai po švilpuko greitai susirikiuos vorelėmis už vedėjų. Galima palenktyniauti, kuri vorelė išsirikiuos tiksliau. Persirikiavimas iš voros po 1 į vorą po 3 ar 4 pasisukant nurodytoje vietoje, pavyzdžiui per salės centrą pagal komandą. Žaidimas parodyk kamuolį. Vaikai laisvai išsidėstę aikštelėje žaidžia su kamuoliais. Po mokytojo švilpuko reikia greitai iškelti kamuolį aukštyn. Laimi žaidėjai greičiausiai ir tvarkingai atlikę užduotį. Kamuolio varymas. Dešiniąja ranka vietoje, pakaitomis viena ir kita ranka sukantis aplink, keičiant kamuolio atšokimo aukštį ir panašiai. Einant pirmyn, keičiant judėjimo kryptį, sustojant ir panašiai. Žaidžiamas žaidimas kamuolio perdavimas. Stovint poromis pasisukus vienam į kitą nugaromis, kamuolio perdavimas vienas kitam ratuku, perdodant kamuolį pasisukti į šoną, perdodant virš galvos, tarp kojų. Kas greičiau ir tiksliau kelis kartus atliks šią užduotį. Baigiamoji pamokos dalis. Mandagumo pamokėlė. Mokytojas paaiškina, kad ugdytiniai turi visuomet elgtis mandagiai, nepertraukti suaugusiojo, kai jis kalbasi su kitu, praleisti mergaitės ir panašiai. Užduotis. Mokytojas nueina 3 ar 4 metrus nuo išsirikiavusių į eilę mokinių. Po signalo visi vaikai neskubėdami, tvarkingai, praleisdami mergaitės, turi sudaryti ratuką aplink mokytoją, neprieidami arčiau kaip 1,5 ar 2 metrus. Pamoka baigta.